Daugelio pamėgtos knygos Anglija apie tos žmonės ir jų šalį autorius Andrius Užkalnis vasaros sezonui siūlo jau legenda tapusius savo straipsnius, tačiau iš naujo peržiūrėtus, išplėstus, o kai kuriuos ir iki šiol nepublikuotus. Šįkart autoriaus žaidimo aikštelė Visas pasaulis sugulė į knygą Kelionių istorijos. Šita knyga yra apie keliones, apie mano keliones po pasaulį, po tas šalis, kurias man teko aplankyti. Daugelis tų tekstų bus skaitytojai šiek tiek pažįstami, kadangi jie pasirodė tada gyvavusiame žurnale Istorijos, dabar to žurnalo nebėra. Tekstai liko, tuos tekstus aš praplėčiau, sutvarkiau, kai ką sutrumpinau, kai ką perrašiau visai. Prirašiau pakankamai daug naujos medžiagos ir sudėjau į šitą knygą. Aš stengiausi, kad skaitytojas nenuobodžiautų vartydamas kažkieno kito vien tik tai smulkmeniškus išdėstymus, kaip jisai ėjo iš vieno oro uosto į kitą arba iš vienos stoties ir kaip jam sunkiai pečius slėgė kuprinė. Ir kaip kur nors apsikrėtė vidurių šiltinę arba kaip baigėsi pinigai ir teko anksčiau grįžti. Aš norėjau, kad tai būtų apie keliones, kurios baigėsi gerai, apie keliones, kurios padaro svarbiausia, ką gali žmogui padaryti, tai įkvėpti naujų minčių. Todėl, kad kaip pavykęs arba nepavykęs filmas, mums patikęs arba nepatikęs filmas, yra vertinamas tas, kuris mums sukelia naujų minčių. Taip pat ir su knyga. Vienos knygos mums patinka, kitos nepatinka, bet vertinam mes tas, kurias perskaitę mes turim naujų dalykų, apie ką galvoti ir apie ką kalbėti. Taip pat yra ir su kelionė. Kelionė yra sėkminga ta, kuri palieka pėdsaką, palieka dalykų atmintyje, prie kurių norisi grįžti. Ir teigiamų, ir neigiamų, bet dalykų, kurie yra naujos žymos mūsų gyvenime, į kuriuos mes galime atsisukti ir grįžti. Ir aš norėjau, kad šita knyga perteiktų tai ir kad skaitytojas galėtų kartu su manim pasidžiaugti, nes aš labai mėgstu keliauti ir aš parašiau knygos įžangoje, kad vienintelis dalykas, kuris yra geriau negu keliauti, tai tikriausiai skaityti apie keliones. Ir pasakyčiau, skaityti ir rašyti apie keliones taip pat yra nuostabus malonumas.